Okay. Labą rytą. 13 diena. Šiaip buvo šalta iš pačio ryto, bet ne šalta miegoti. Bet va dabar jau saulė pakilo, šilta. Užvirė mūsų vanduo. Užburbuliavo. Pusryčiai labai paprasti, nes mes neturim nieko. Tai bus tik tai kava ir dar pyragas nuo vakar. Tiesiog nevažiavom, neieškojom parduotuvės ir nieko neapsiprekinom. Nes ir valgėm vakar į McDonald'ą vakarienę. Tai dėl to ir nieko pietum labai sustambiai į... Nu, ilgas toks, triuba tokia kažkas buvo. Atjoviau galą, užlankščiau. Viskas. Tuoj atvažiavo, okei. Tai nebūtų tilpėjus tą Dextrin? Nu. Ne. Išvykome iš savo paskirties vietos, einam toliau. Supratau, galutinis taškas šiandien yra Liubekas, kuris yra 9 km nuo... 9 km į Kalėpą. Spėkėjom. Tai šiaip šiandien vėlgi šilta, bet šaltas vėjas tik pučia. Bet trumpam laikutėm vis dar patobulinti. Kas mūsų laukia šiandien, nežinau. Pažiūrėsim, gal bus daugiau miestų, gal nebus. Netikrinu mapsą. Stotis visai gražiai. Tokia vokiška. Ir užrašas toksai. Toks. Žinau.
iki kelto. 23 iki kelto. O persikėlus bus tik tai pietus, tai turim mini pietus. Priešpiečiai. Iš Lidl. Something like that. Šaltas, bet skanus kažkaip. Labai vėjuota šiandien. Didžiausias minusas. Vėjas šiandien. Mūsų priešas numeris 1. Paragausiu. Gal viduj? Kas? Gal viduj? Ticket. Please ticket how to reach. Okay. Sorry, and where we can get this? There are these blue. Tickets. Right. Okay. Yeah. Okay, thanks. Atvykom iki Liubeko, persikėlėm net pakad, dar vėlė esam centre. Važiuosim, ieškosim, kur pavalgyt, papietaut. Turim dabar vos ne 8 kilometrus. Tai beveik 2 valandos dienos. Radom pietų vietą. Maistelis. Vėlgi tokio dydžio kebabas. Duoneliai. Ką, labai vėjuota. Nesijaučiu tokio nuovargio, bet tiesiog labai vėjuota. Tiesiog nušveičia visą veidą. Tai pietus verti iš to. Atrodo gan skaniai. Ką gausim, valgysim, žiūrėsim. O, yra čia vieta. Bet tyliai tu važiuoji. Siurblys.
prikolas, kad mes pasinuomojamės kempingą. Jisai važiavo. bandė kuo greičiau pats atvažiuoti iki kempingo, nes Jo. čia tokį dėduką sutikom prieš nežinau kiek kilometrų. Mus aplenkė, mes tada jį aplenkėm. Ir čia buvo drag racingas su juo, kas greičiau atvažiuos. Bet kadangi mes įvažiavom miestą, tai teko prieš šviesoforą sustoti ir jis mus aplenkė vėl. Ne, jisai mūsų neaplenkė vėl, jisai aplenkė dėl to, kad mes sustojom. Pasifotkit. Na ką, atvykome į kempingą. Kempingo dydis, tai oho. Čia visas miestas, o ne kempingas. Labai daug šitų kemperių. Dar namukai yra. Ir mes turim F9, netgi F9 palapinės tašką. Yra įsikūrusių. Ir atvykom į savo paskirties vietą į F9. Ten kažkur toliai jūra, o čia taip arti Brokis. Net, kad turėjom 20 km sprintą su dėduku. Tiksliau 10 km buvo sprintas su dėduku, o ir dar 10 km buvo su dviratininku kitu, bet jis kažkur dingo. Jisai kažkokį ten sakė miestą važiuoja. Klausė, ar mes... Ar mes važiuojam ten pat, bet mes sakom, važiuojam į kempingą, jis dar mus sekė, bet mes nuo jo vis tiek bėgom. Ir, man atrodo, pabėgom, o jis kažkur tai dingo, bet mes tiesiog skraidom ant greitųjų. Koks šiandien greitųjų, blemba, mini, toks jausmas vietoj, mini, blem, vėjas toksai, kad jėgas paskutinės atiduoja, spidaką pažiūrė, daugiau nei 20 netraukia. Ir anot jo mes numinėm 8-7. Nusiprausiam ir sėdžiu ir galvoju, kokie pastebėjimai apie Vokietiją. Tai didžiausias minusas Vokietijos yra, kad yra daug kaimų, bet tuose kaimuose nieko nėra. Yra tik namai, kelios bažnyčios ir viskas. Ir ne taip kaip Lenkijai, kad yra kur sustot, pavalgyt, parduotuvė. Nes dabar mūsų pusryčių praktiškai nėra, nes mes nieko nesugebam nusipirkti, nes nieko negali vežtis labai toli. Reikia labai atidžiai planuotis tuos kilometrus, kur pirksi valgyt, nes 25 km vežtis su dviračiu maistą yra truputėlį per sudėtinga, o jiems, vat, matai, su mašina čia yra viskas ok. Dar tas, kad
miestelį gali nusipirkti mašiną, bet negali nusipirkti šitos kepalėlio duonos. Degalinių irgi nulis, kur jie pilasi, nieks nežino. Ir kokius 200 km važinėja kažkur, arba kažkokius checkpointus žino, visiškai neaišku. Tai dabar vėl atvažiavom, vėl nieko neturim, vien dėl to, kad parduotuvė yra už 15 km nuo čia, o čia važiuodami tiesiog nežinojom, kad čia nieko nėra. Tai gaunasi važiuojant per Vokietiją, reikia labai gerai planuotis parduotuvės. Čia gal kempingo lifehackas būtų Vokietijos, reikia planuotis parduotuvės ir maitinimo įstaigas, kur sustot pavalgyti, kada sustot pavalgyti, kur nusipirkti. Kempingai tai visiškai pritaikyti va tokiam dideliem miesteliam, nes mes to pasižiūrėjau ten per Google Mapsus, kiek čia yra, kokio dydžio šitas kempingas. Tai čia tik tai kemperiams ir nameliai, čia hektarais, dešimtim, nežinau, kosmiškai daug. Ir jiems yra paprasta nuvažiuoti, nusipirkti kažką ir atsivežti čia, nes jie arba su lengva, arba, ant 4 ratų, vienu žodžiu. O taip su baikais, kai važinėja, tai yra niuansėlių, kad tau sunku tiesiog vežtis visą tą svorį, susiplanuoti, žinoti, kur pirksi, kiek pirksi ir kaip tai viską vežtis. Tai toks pamąstymas būtų. Mes prie jūros. Tai Achtung, Lalenskyr. Das ist fantastisch auf der vakarienė. Pavyko rasti kažką nusipirkti. Pizza, viskas dirba arba kokį penktadienį nuo 5, arba šiandien iki 5. Aš nežinau, iš ko Tai čia jie uždirba pinigus ir iš ko jie gyvena. Jo, tai čia vienintelis buvo italas, itališka pizza. Buteliukas 0,33, atrodo kaip pusę litro. 2 eurai. 2 eurai, bet ką darysi, reikia kažkaip suktis. Valgysim vakarienę, dar turim biškį sneksų. Niam. Ja, natürlich. Ja. Guten Abend, liebe Kanalzuschauer. Ja, guten Abend, lieben. Taip toliau. Guten Abend, lieben Kanalzuschauer. Arba Guten Abend, liebe Kanalzuschauer. Zuschauer.
Kanal Guten Abend, liebe Kanalzuschauer. Jo, Kanal sužava. kanalis užėvė. Kanalė sužava. Prancūziškai. Kanalė sužava. Że pana jest велосипед. Robert. Robero. Uwaga, o Robero. Vago, no, Jo. čia vėl itališkai, Robero. Ne Miksas veltui. tarp Lenkų ir italų kalbos. Bet Jo. nu, Tai va, šiandien mes mynėm ir atmynėm 92 kilometrai. Nu, tokie. 55 kilometre keltas buvo. Greitas toks, nežinau. 10 minučių net netruko ten. 5, 6. Nu, 5-6 maks. Tai o, tai Pasiekėm jūrą. Tai. jo, das kanalen tenais, bet ten tas kanalen pas mus Klaipėdui ten platesnis, jis turbūt negu čia. Bet, nu, vis tiek reikėjo persikelti. Tai persikeliam. Liubek. Nu, ten Liubeko kanalas jo, bet ten iš vis ten Pival kažkoks, Pival miestelis, kažkoks Pival ir tada persikeliam į kitą miestelį. Ten. Kėlė kažkoks tai tenais, kažkoks tai yra. Jo, tai ten papietavom. Suvalgėm po kebabą. Jo, Tokie duoneliai. nu ten pas juos kebab, brot ir kažkaip tai dar tenais. Bet man tas pirmas buvo, Didesnį įspūdį palikęs. Nu, toks. nu, Šitas irgi buvo neblogas, bet... surus labai. Nu, man kažkuris padažas, kaip sakė, jame buvo druskos per daug ir aš ten ir Iraną gėriau, jisai Coca-Cola gėrė, paskui išvažiavom iš ten, aš ir Coca-Cola irgi gėriau ir, žodžiu, vandens visas atsargas sugėriau, tai kažkaip per surus jisai man pasirodė. Nu, bet nesmė, tai papietavom ir tada pajūrų pradėjom važiuoti pajūrų, tai Labai daug žmonių, labai daug dviratininkų, labai sunku minti tarp visų tenais. jo, Iš kairės, iš dešinės. jie ir reikia- stabdė mus gan Jo, nemažai. nes reikėjo atidžiai važiuoti, kad neužsikabinti, ir kiti tenai savo električkom žinėjo. Nu, labai daug diletantų čia. Iš tikrųjų, Vokietijoje labai daug diletantų. Po to dar prisikabino dėdukas, Nu, su kuriuo lenktyniavom. Blemba ten dzedas, tai bet ten... jis ten vapšiais, be nieko, be nulis, po vieną pavarą jis ten... Ne, ten yra. Ten nežinau. yra vidinės pavaras. tos. Nu, gal jis ten, bet lieka tai kaip, nu, jis ne tas trikampis, o tas paprastas. Tai. Miesto dvir. Nu, tai jisai City bike. blembaškai privertė mus pavargt, atrodo, lekiam. Mes jau pabėgę buvom nuo jo, atitrūkom, tokį gerą atstumą pabėgom. Blemba, atsiplėšėm nuo jo per kelis kilometrus. Ir įvažiavom į miestą. O mieste tradiciškai šviesoforai. Nu ir ką, ir sustabdė mus tie šviesoforai ir dzedas mus pasivyjo. Nu nieko, tai mes leidom dzedui toliau važiuoti, kad jis nelenktyniautų reikėjo. su mumis. Jo. Paskui kitas čiūvas prisikabino, tai Jo, tada paskutinius kilometrus 6 sprintavo. Irgi kažkaip, nu tai kaip čia, nebūsi Turėjo būti, įsileidėlis toks. jo, turėjo būti sportinis toksai važiavimas. Bet tas važiavo su transportiniu dviračiu, bet matosi, kad jis baikpekina irgi. Tik Priekį ta tokia kaliaska. jo, jis su transportiniu dviračiu važiuoja, bet šiaip kokį norėčiau išbandyti, šiandien vat irgi matėm, aš kelis net mačiau, tai kur, nu, tu dviratį taip ir taip sėdi, bet kur mini pedalus priekį, nu, sėdėjimas kaip mašinai yra, tas velomobilis, tai blembačkai taip įdomiai atrodo, nu, aišku, tada ten vežimėlį vežies iš paskos, arba ten kitaip maišus šiek tiek dėlioji, bet šiaip įdomiai atrodo. Aišku, klausimas, kaip ten kokiam dviračių take važiuojasi, kai reikia prasilenkti, nes jis ganėtinai grozdiškas tas daiktas yra, jis nėra toksai
toks kaip dviratis. Nu, koks pusantro, platesnis. Jo, ir dar kitas dalykas, tai yra, pavyzdžiui, kokiuose kalnuose, kaip su juo irgi važiuojasi. Ir ten jis... Ar ten nebūtų taip, kad ai, vyrai, paveškit, va, trosas, patienkit. Tai va, tai... O taip, tai kaip ir viskas gerai. Tik tai diena labai vėjuota, iš tikrųjų, iš priekio labai stabdo, iš šono verčia tiesiog. Aš porą sykių paskui brolių važiuojant mačiau, kaip galinis ratas tiesiog vaikšto jisai iš šonus ir sumėto. Pats irgi važiuojant, tai jaučiau ne vieną sykį, kai vėjo gūsis duoda ir tau tiesiog atrodo, kad ten, nu, tavo ratų stipinai, tai tarytum kokia nors, žinot, padėklas, kurį vėjas bando kaip būrę nunešti tiesiog. Tai su visu vairu tave ten traukia į šoną. Tai tokių valat irgi buvo. Važiuojant iš galo irgi matai, kaip dviratis brolio va taip stovi, jis netiesiai, bet į šoną pakrypęs, nes vėlgi vėjas pučia ir, nu, tiesiog pasipriešinti reikia. Nu, šiandien gūsingas, labai dideli gūsiai buvo, labai sunku važiuoti per tokį vėją. Gūsingiausia diena. Jo, gūsingiausia diena. Nu, mes kaip ir įtarėm, kad mes, nu, prie jūros būnant galim tokį gauti, bet, nu, taip ir buvo. Tai tas pats, kaip, pavyzdžiui, pas mus į pajūrį važiuok, tai, nu, dar, nežinau, esam važiavę 2 sykius, va taip, aplink Lietuvą, kai važiavom ir kai į Klaipėdą važiavom, tai, nu, tai ar tiek prie jūros, tai visą laiką vėjas ir vėjas nuo jūros eina ir nors tu ką, ir va čia tas pats, mes šonu važiuojam, tai dabar mes iš čia išvažiuosim, tai galbūt vėjas bus į nugarą rytoj iš ryto dar kurį laiką, bet mes vėl važiuosim šiek tiek pakraščių, tai greičiausiai vėl iš šono, kai gausim, tai nu, bet gerai, rytoj šiam 7 km, tai prasiminsim, jau ten atvažiuosim. DFDS jau susiuntė visus reikiamus ten rekvizitus, viską, kur ten atvažiuoti, adresą atsiuntė, tai rytoj iki atvažiuoti. Bandysim iš karto nuvažiuoti į terminalą, galbūt leisis į check-inint, tikiuosi, labai tikiuosi, kad check-iną leis anksčiau padaryti. Ir labai tikiuosi, kad jeigu neleis įsičekinint, tai bent jau leis kokią nors spintelę parodys, kur galim daiktus palikti, nu, pasaugoti. Nes norėtųsi pavažinėti po miestą, o žinot, po miestą važinėti su visa ta manta, nu, jokio kaifo nėra. Tiesiog nei tu nueit, kai kokią parduotuvę tada gali labai, nei kas turi visą laiką, arba vienas turi stovėti prie tų daiktų ir stebėti, kad ten nieks neišneštų. Nu, tai va taip. Nu, bet tikėkimės viskas bus gerai. Liuliuka? Nu jo, be 10, 9. Mums laikas, o vokiečių vaikam dar ne. Jo. Lauksim, kol jie apsiramins. Čia turim Kinder surprise'ų daug, tai va, tai... Nu, bet nieko čia. Jeigu ką turim ausų kaištukų, tai... Išsilakstys ir esmė. Nu, sprendžiant iš to, kaip buvo Lenkijai, kai atvažiavo vokiečiai ir dar Lenkų sutiko vaikai, čia apie vaikus, tai kol netėjo dėdė Lenkas ir nepasakė vaikučiam, kad jie turi eiti Liuliuką, antraip dėdė Lenkas juos nutys ir... Taip. Ir vienu žodžiu, nu, aišku, ten jis nesikeikia tradiciškai, kur jie moka tenais, bet jis pasiūlė jiems draugiškai susipakoti. Jie, aišku, iš pradžių paklausė, paskui atsirado dar porą drąsuolių, kurie... Nauji tie. Nu, jo, jie ten pabandė paprieštarauti esamai tvarkai, bet paskui ir tie 2 išnyko kaip dūmas ir viskas. Ir vienu žodžiu, jie išėjo Liuliuką. Nu, tai čia gal išeis Liuliuką. Tai va. Tai ką, rytoj minsim? Taip. Ok, sekite mus. Ate, rytoj paskutinė diena. Čiau.